Sveiki visi, taigi būna kartais dienų, kai norisi tik gulėti ir nieko neveikti. Taigi šiandien pagulėsime ir padarysime jogą tuo pačiu. Taigi atsigulkime į gulimąją poziciją ant nugaros. Įkvėpimą lėtai pakelsime dešinę koją ir iškvėpimą ją lėtai įsilenksime. Apsikabinkime dešinę koją ir čia patempkime kiek norisi, lėtai kvėpuoja. Jeigu nejaučiam visiškai jokių tempimų, tada kelią įstumėme link dešinio peties. Čia taip pat tvirtiname ir rankų raumenis. Keletą gilių ramių kvėpavimų. Ištiesiu koją, apsikabinu šlaunį, tada pastumiu kulnį nuo savęs, ištempiu koją, lėtai kvėpuoju, jeigu neišeina apsikabint, galima naudoti ir diržą. Kvėpuoju energiją į savo koją. Dar jeigu norisi truputį daugiau tempimų, sumam aukščiau ir truputį dar patempiu. Tada iškvėpimu lėtai atpalaiduoju, nuleidžiu koją ant kilimėlio, įkvėpimo kairė koja į viršų, tada ją sulenkiu, apsikabinu, liekuosi čia arba stumiu kelią link peties, jeigu nejaučiam visai tempimo. Taip pat nepamirštu kitų kūno dalių, atpalaiduoju taip pat dešinę koją, jos neįtempiu, nesukuriu papildomų įtampų, taip pat galvą, pečius, stengiuosi šiek tiek atpalaiduoti. Kvėpuoju energiją į koją. Ištiesinu kojas, imu šlaunies, stumiu kulną nuo savęs, giliai kvėpuoju ramybę ir šilumą į kojos raumenis. Skaičiuoju kvėpavimus iki 5, įkvepiu 1, iškvepiu 1, įkvepiu 2, iškvepiu 2. Čia liekuosi, jeigu norisi truputį daugiau tempimų, dar patempiu kiek giliau. Giliai įkvepiu ir iškvepiu, nuleidžiu koją. Dabar sulenkiu apie kojas. Pakeliu pėdas, ištiesiu dešinę koją ir pakylu taip pat. Ištiesiu rankas. Dabar truputį pasportuosime labiau. Tai vieną koją sulenkiu ir tada kitą koją sulenkiu. Laikau rankas ištiestas. Jaučiu, kaip mūsų pilvas pradeda dirbti. Dar jeigu nori, susimu rankas už galvos. Truputį atveriu alkūnes, atveriu krūtinę. Tada sustoju. Suimu su rankomis savo kojas ir truputį dar pamasažuoju nugarą. Truputį kartais susikuria įtampos nugaroje, tai ją truputį atpalaiduoju, nuleidžiu galvą. Padedu delnus ant kilimėlio, dabar vėl ištiesiu dešinę koją, čia liekuosi. Čia darysime judesius tik su dešinė koja.
Dešinė koja lėtai į viršų ir tada žemyn šiek tiek. Į viršų ir žemyn. Stipriname savo koją. Dabar suimkime dar už kairės kojos ir taip paspaudžiu tą kairę koją link savęs. Toliau judu su dešinė koja. Jaučiame, kaip mūsų dešinės kojos raumenys tvirtėja. Ir dabar sustoju, perkeičiu kojas, nuleidžiu rankas ant kilimėlių. Kelį truputį pastumiu į save, kiek išeina ir judesiai su kaire koja. Į viršų ir į apačią. Kvėpavimas lėtas, ramus. Pabandom truputį žemiau nuleisti koją, jeigu norisi. Dar suimu su savo rankomis iš dešinės kojos, paspaudžiu kelį link savęs, toliau judu su kaire koja. Ir sustoju, apsikabinu apie kojas, vėl pamasažuoju nugarą ir stuburą. Paleidžiu įtampą iš nugaros srities. Įeisime į laimingo kūdikio poziciją. Suimu pradžiai už šlaunų. Manau, visiems išeina suimti už šlaunų. Jeigu norisi, einam šiek tiek giliau, suimam dviejais rankų pirštais už didžiųjų pirštų. Taip galime dar kelius pastumti link savęs daugiau, naudojam būtent jėgą savo rankose. Pėdos žiūri į lubas, giliai kvėpuoju, atveriu klubus. Čia liekuosi dar keliems kvėpavimams. Jeigu norisi šiek tiek pažengusių į jogos klubų atvėrimų, tada galime eiti ir miegančių jogų poziciją. Tiesiog koją vieną padėti už galvos ir tada kitą koją už galvos. Taip dar labiau atsiveria mūsų galvai. Taip pat dar galima suimti už rankų ir stumiu galvą atgal. Sekančią iškvėpimą atpalaiduoju poziciją, laimingo kūdikio poziciją arba miegančio jogų poziciją. Ir išlaisvinu kojas, einu į šavasanos poziciją, užsimerkiu. Pereinu per savo kūną nuo pat kojų pirštų, nuo pat rankų pirštų, iki pat galvos viršaus. Atpalaiduoju. Įsivaizduoju baltos energijos kamuolį savo pėdose. Tas baltos energijos kamuolys iš pėdų juda per visą kūną, per kojas, šlaunis, klubus, pilvo apačią, pilvo viršų, pripildo krūtinę energijos, juda link gerklės, veidas, kakta, galvos viršus.
Energija išeina per galvos viršų, pripildo visą kūną energijos. Ir dabar iš galvos viršaus tas energijos kamuolys juda žemyn per kūną, galvą, kaklą, per visą nugarą, iš stuburą, per rankas, klubus, šlaunis, blauzdas, kulnis ir išeina per pėdas. Ir taip vizualizuoju energiją. Įkvėpimu kyla nuo pėdų iki pat galvos viršaus per visą kūną. Visus kūno organus pripildo energiją. Ir iškvėpimu energija leidžiasi žemyn per visą kūną ir pėdas. Visas kūnas prisipildo energijos, atsinaujina. Visa nereikalinga sena energija pasišalina ir prisipildom tyros, naujos meilės energijos. Atnaujinam savo kūną, pripildom gyvybės energiją. Dėmesį perkeli į kvėpavimą, į natūralų kvėpavimą. Trumpam stebiu savo natūralų kvėpavimą. Leidžiu kūnui pilnai atsipalaiduoti. Sujungiu kojas kartu, rankas kartu išsitempiu šiek tiek. Giliai įkvepiu ir iškvėpimu. Sulenkiu kojas, pasiridenu ant vieno šono, lėtai atsikeliu. Atsisėdu sukryžiuotų kojų padėtyje, užsimerkiu. Tai atsimerkiu, delnai kartu. Ačiū, kad žiūrėjote, kad praktikavote. Jeigu patiko video, prenumeruokite žemiau, paspauskite patinka ir gražios jums dienos. Ate.